mūsų turima žinių priemonė. Visa kita yra tik tais poezija, vaizduotė ir menas. Taip savo laiku pasakė Maksas Plankas. Mieli svečiai, konkurso dalyviai, mokiniai, kolegos mokslininkai, šiandien yra jau paskutinis akordas minint pasaulinę kvantinę dieną. Ir jis suskambės būtent čia, mokslo tvirtovėj, fizinio ir technologijos mokslo centre. Mes praėjome išties nemažą kelią, viskas prasidėjo dar balandžio pradžioje, virtualioje erdvėje YouTube'ai, po to mes keliavome į Vilniaus universiteto teatrą ir šiandien mes esame čia meno parodoje. Richardas Feimanas pasakė, kad pasaulyje nėra nei vieno žmogaus, kuris suprastų, kaip veikia kvantinė fizika, kaip veikia formulės ir matematika, taip. Ir tai duoda tiesiog fantastiškus rezultatus. Taigi pasaulis kasmet tampa vis labiau kvantinis. Esmė ta, kad jis nemažėja, bet vis daugiau kvantinių technologijų atsiranda. Mes galime išmatuoti temperatūrą itin tiksliai, galime išmatuoti laiką itin tiksliai arba suskaičiuoti kompleksinius uždavinius labai greitai. Ir viso to dalis yra būtent kvantinė revoliucija, kurios liudininkais mes esame ir jūs tapote, mielieji dalyviai, to dalimi. Taigi, mieli svečiai, čia yra prieš mane triptikas, tai yra mūsų meno parodos laimėtojas. Paroda yra iš karto už manęs, kvantinė fizika mene, skirta kvantinės fizikos mokslininkams ir kvantinės fizikos reiškiniams atvaizduoti. Gavau labai daug komentarų iš pasaulio mokslininkų, kad Lietuvoje labai daug Einšteinų. Taip, tai buvo netikėtas rezultatas, kas trečias langas yra su Einšteino atvaizdu. Kaip žinome, tai yra žmogus labiausiai kovoja su kvantinė fizika, bet jo iškelti klausimai pasitarnavo, aišku, tos kvantinės mechanikos vystymui. Taigi, esame pirmoji valstybė pasaulyje, kuri per World Quantum Day surengė meno parodą ir tai buvo itin didelio masto renginys. Jūs jau žinote, kad virš 200 dalyvių. Taip, mes sulaukėme piešinių, mes nesitikėjome tokio suinteresuotumo ir tokio profesionalumo, taip, ir spalvingumo, jūsų interpretacijų. Jauniausias dalyvis yra 7 metų berniukas, kuris atvaizdavo dydžio sprogimo teoriją. Tai matote dabar švedikiu, kad tie paradoksai, kvantinė fizika nebus tokia gąsdinanti. Iš tų 200 darbų atrinkome tik 50 įspūdingiausių. Ir jūs juos matote čia, jūs galite grožėtis, prieiti, po to padaryti nuotrauką, bet prieš tai, kai mes apdovanosime čia susirinkusius ir tuos, kurie pateko į parodą, norėčiau iškilmingam atidarymui pakviesti, kad mus visus pasveikintų, Fizinio ir technologijos mokslo centro direktorius, akademikas, profesorius Gintaras Valušis. Mėly svečiai, mėly kolegos, mėla jaunoji bendruomenė, man labai didelė garbė jūs pasveikinti šitoj mokslo tvirtovėje. Labai džiugu, kad jūs iš visų Lietuvos kampelių subėgote į Saulėtekio slėnį, kuriame proto koncentracija, mes manome, yra viena didžiausių šiuo metu pasaulyje. Bet turbūt ne tik tai yra džiugu, man labai įspūdį daro tai, kad jūs atverčiat naują puslapį šio centro istorijai. Centras niekada nebuvo abejingas menui, čia skambėjo roko muzika, čia skamba dūdų orkestrai, čia skamba simfoniniai orkestrai, čia vyksta parodos, bet parodos, kuri būt atvaizduotų fiziką mene, dar nėra buvę. Tai šitoj vietoje aš labai norėčiau jūs pasveikinti su šito neeiliniu įvykiu, su neeiliniu įvykiu ne tik jums, bet ir mums, kaip naujas etapas ir dar toks fizikos apraiškos būdas, kurio dar nėra buvę. Ir nepaisant to, kad Mažena minėjo, kad kvantinės mechanikos niekas nesupranta, bet visi ją naudojasi, tai aš manyčiau, tai, ką mes matom šiandien, yra
kitokios kvantinės mechanikos suvokimo būdas, kuris praturtina mūsų centrą, laužo mūsų klasikinį mąstymą ir veda link naujų atradimų. Tai aš labai sveikinu visus, džiaugiuosi vis čia matydamas ir aišku, norėčiau padėkoti Maženai už tą dvasią, kurį jinai inspiruoja pastoviai tokiais įdomiais renginiais ir tokiu būdu žadina mūsų kūrybingumą. Aš linkiu, kad ta Dievo kibirkštis, kurią aš matau jūsų paveiksluose, niekada negestų ir atvestų čia mus į Vilniaus universitetą, į šitą saulėtekio slėnį, kad mes ir pasauliniu mastu tokią blyksteltume su gana ryškia Dievo kibirkštim. Ačiū jums visam ir visokios sėkmės. Pradėsime, aišku, nuo minėtojo triptiko. Labai kviečiu daktarę Iriną Černiukę ateiti. Taip, paplokite. Tai keletas klausimų prieš įteikiant prizą. Taip. Kaip kilo sumanymas? Atskleiskite, kom jūs turite tokius sąryšius su fizika. Taip, nes paveikslą mes matome išties daug. Ačiū labai. Kaip Mažena minėjo, esu fizikos mokslų daktarė, beje, čia mano kelimo materė, FNC. Čia gynis savo disertaciją, tai buvo 16 metais, prieš 6 metus, labai pažįstamą matau daug, tikiuosi. Iš tikrųjų, jau seniai turėjau tokią svajonę, kad šitam FNC galėtų mano paveikslas. Aš taip pagalvodavau, kodėl negali būti mano paveikslas. Tai labai nekantriai laukiu, kadangi atsiras proga ir štai Mažena paskelbė kažkada Facebooko paskyroje, kad bus toks konkursas, įsijungė žvakelė mano kūrybos ir tada, aišku, pradėjau galvoti, ką čia tokio pavaizduoti. Pirma mintis buvo, kadangi man gerai sekasi piešti, tiksliau man labai patinka piešti portretus, tai iš karto nusprendžiau, kad tai bus portretai kvantinio pasaulio. Tai aišku, vien tik kaip žmogus portretas man nėra taip įdomu, vėjas pagalvoju kažką, kodėl pasirinkau Einšteiną ar Planką, tai dėl tos istorijos apie tai, kad, žinot, kad mokslininkai ginčijosi dėl šviesos prigimties, ar tai dalelės ar banga. Istorija apie tai, kad Plankas išvedė formulę, kaip skaičiuojama kvantų energija, bet, kaip supratau, ginčytis su mokslo pasauliu neišdrįso, bent jau taip aš supratusi. Ir tada, kaip ir žiūrėkite, matematiškai viskas yra, tačiau drįsti teikti, kad tai yra dalelė, kažkaip vėl tą ginčą įsivelt, supratau, nelabai norėjau. Ir čia ateina drąsusis Einšteinas, su savo formulę, ir ten su savo tom teorijom, naujom mintim, ir tada tas šviesos dualumas iš tiesų buvo kaip ir priimta kaip normalu. Tai ta istorija man labai patiko ir aišku buvo spręsta, kodėl šitie du mokslininkai. Trečias portretas, pats vidurinis, tai aišku turėjo būti skirtas kvantinio pasaulio šeimininkėm, kvantiniam dalelėm. Tada galvojau, turbūt ne aš čia išvedinėsiu dviračio, greičiausiai mokslininkai jau atrado būdą, kaip juos tas dalelės užfiksuoti. Pulkas visagalis, pervedžiai ir štai aš sužinau naujus dalykus, kurių nežinojau, buvo kovinės kameros, suskystų vandenilių, kur kvantinės dalelės palieka savo pėdsakus, trajektorijas, ir man tos trajektorijos žiauriai iš karto mintis idėjas, kaip čia galima būti. Pasirinkau iš paprastesnį būdą tiesiog atvaizduoti tas nuotraukas, reikėjo tiesiog parinkti meninę interpretaciją. Ir dar norėjau ką pabrėžti, kad pirmas sluoksnis savo darbę dėkausi, jeigu kad menininkai gali šitą pasakyti, tapyboje nenaudojamas grynos spalvos, šiaip, nes visi tapykime vienodų spalvom, tai būtų įsipaveikti vienodų. Tačiau pagalvojau, kad ne, imsiu čia šį kartą išeiti, pasiimsiu grynos spalvos, nes norėjau, kad pamatytume to šviesos spektro grynasias spalvas, vaivorykštės, tai čia dėl to tos grynos spalvos paliktos pirmas sluoksnė. Toliau jau tiesiog pačios kvantinės dalelės ir nutapė šitą paveikslą. Man tai reikėjo tiesiog būti vedamai. Tai tiek, ačiū. Didelis ačiū. Taigi mes įteikėme kaip prizą. Taip, tai yra grafinis planšetas, skirtas statybai kompiuteriui. Kad praplėsime meninę akiratį, taip. Ir dar norime pasakyti, kad bus pasiūlymų
iliustruoti kvantinės kompiuterijos vadovėlį. Tai apie tai pranešime vėliau. Ačiū Jums, didelis. Saulė Pumbytė, Visatos akis. Taip, tai pas mus atkeliavo Saulė tiesiai iš Kauno. Ant stalo matote jos 3D kūrinį. Tai yra, matome tą Visatos akį, man tai yra tas atomas, bet Saulė keletą žodžių apie savo meno kūrinį. Tai ačiū. Kai mokytas pasiūlė dalyvauti ir pradėjau ruošti šiam renginiui, mane labiausiai sudomino molekulės sandara bei lazeriai, todėl nusprendžiau sujungti šiuos dalykus į vieną kūrinį ir taip gimė šitas darbas. Tad galime jame pamatyti molekulę, kuri yra apsaugota kaip ir veidrodžių nuo lazerių, kurie šviečia į ją. Saulė, kelintokė esi? Aš esu vienuoliktokė. Daug tokių gražių interpretacijų ir netgi lazerius išnaudoja. Labai džiaugiamės šio darbu. Kiek žinome, kad Kaunas nori atgauti į kalną, mes dar pabandysime pakovoti. Labai daug lemia ir kūrinių pavadinimai. Tai šiuo atveju tiek realizacija puikiai, bet ir va, tas lyriškumas, taip, tikslumas, žodžių žaismas. Saulė tiesiog bravo, taip, tai įteikėme prizą. Jurgi, pakomentuok, koks prizas? Taip, tai yra dujinio mokomasis rinkinys, pilnai sukomplektuotas pirmąjai patirčiai su elektronika ir automatizavimu, tai su detaliom video pamokomis YouTube paskyroje iš gamintojo Manolas. Linkime sukurti išmaniosius namus šioje. Taigi, ačiū sau. Gabrielė Delgado, taip. Čia yra jos kūrinys, aš Gabrielė prieina. Aš tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Čia yra koliažas. Gabrielė 10 metų. Jinai įslaptino žinutę savo paveiksnį. Tai keletas tiesiog, kodėl ne akvarėlės, kodėl ne pieštukai, kodėl tokia vienintelė unikali technika šitame konkurse. Tai mano mama pasiūlė padaryti iš popieriaus, nes turėjau daug jo, o su pieštukais aš nelabai piešiu, jeigu kažką reikia gražiau, reikia pabandyti ten papiešti, o šiaip dažniausiai iš popieriaus kažką dariau ir va. Ar išeina prieš tai, žinai, tai išeina su tavo pirmas, pažinojai jį, po to, kai sukūrėjai jo koliažą? Jo, žinau, nes mokyklai per muziką apie jį kalbėjau. Vau, šitokio atsakymo nesitikėjo niekas iš čia esančių. Matome, kiek meno ir mokslo sankirtų. Gerai, Jurgi, įteik Gabrielei dovaną. Taip. Žinom šitos pusės, taip, knygai, kad žiūrim pusę. Gerai, tai čia Fizinių technologijos ir mokslo centro simpatijų prizas. Kadangi šiais metais daug gavome skaitmeninių nuotraukų, bet gavę realius paveikslus, pastebėjome, kad nuotraukos ne visiškai viską atskleidė. Ta technika, kaip rezoliucija gal buvo nepakankama, tai tas buvo lemiamas faktorius, tai norėtume pataisyti savo klaidą. Ir aš norėčiau pakviesti Indrą Janušauskaitę už puikų meninį darbą Albertas Einšteinas. Indra atkeliavo iš Jiezno, taip. Jos darbas yra kažkur į kairę pusę, Einšteinas. Keletą žodžių, kaip sužinojote konkursą? Tai apie konkursą sužinau iš savo dailės mokytojos ir fizikos mokytojos ir nusprendžiau nupiešti vieną iš garsiausių fizikų Einšteiną, o technika, kurią naudojau, buvo pieštukai, nes dažniausiai visus piešinius piešiu su pieštukais. Ar mėgsti fiziką? Tai man patinka fizika, bet gal nėra vienas iš dalykų, kuris man labiausiai sekasi. Gerai, toks korektiškas atsakymas. Taigi, Indra, ačiū tau, įteikti diplomą mūsų centro direktoriaus, knygą nuo Lietuvos mokslo akademijos, fizikas smalsiems, apie lazerius, apie atomus, apie puslaidininkus. Taip, įdėme toliau, Donata Kontrimaitė. Tai yra su jumis, taip, ir paplakime Donatai. Taip,
jūsų meninis darbas, kaip čia, kvantinės fizikos tėvas, taip, kodėl pasirinkai jį? Labai domiuosi fizika ir vienas iš man patinkančių fizikų yra nupiešti. Man patinka piešti pieštukai, dėl to mano piešinys būtent yra pieštuko. O apie Einšteiną tai kalbam mokykloje per muzikos pamokas, o apie Planką kur kalbam? Per fizikos pamokas. Taip, kaip ir turi būti. Donata, ačiū labai. Tai tau yra diplomas, knyga nuo akademijos ir mokslo sriubos puodelis arbata. Taip, tai dabar pakviesčiau Eglę Valantiejūtę, taip, irgi iš Kauno, kuri mėgsta paradoksus. Ir aš prieš šio paradoksų stoviu prieš jūs. Taigi, keletą žodžių apie kūrinį, kodėl ir kaip kilo mintis, ir kaip sužinojote konkursą. Ačiū. Apie šį mokslininką ir jo mintinį eksperimentą buvau girdėjusi ir anksčiau. Ir kai fizikos mokytoja pasiūlė dalyvauti konkurse, tai jis buvo kaip ir pirmasis, kuris atėjo į galvą. Ir dėl to nusprendžiau jį nutapyti ir šaržą pasirinkau kaip atlikimo stilių, nes atrodė, kad taip smagiau būtų. Ir iš kur tie katinai, kodėl du? Tai čia kaip ir jo eksperimentas buvo Ervino Šrioderio, kad jisai, kaip dabar paaiškinau tą eksperimentą. Tai vienas gyvas, kitas miras kaltina. Bravo! Trumpai ir visas paradoksas atskaitas. Man užtenka, kad Lietuvoje žinotų bent tiek. Stojant į fiziką, kviečiu, dažniau. Tai įteikiama tik tai, kuri vieta, tai yra antra vieta. Šrioderio paradoksas. Gerai, Gabrielė Nesandra, taip, Palanga, ar yra Palanga? Gerai, šitas tikrai privalau užduoti, nes mažai kas pasiryžo kvantinis dalelių susijimas. Kodėl ne Einšteinas? Nes, kai išgirdau, kad vyksta toks konkursas, tai nepuoliau iškart piešti kažkokių sudėtingų ten dalykų, tai pamaniau, kad reikia nupiešti tos kvantinės mechanikos pagrindą, iš ko jis susideda iš tų dalelių visokių. Kiek tau metų? 14. Bet skambėjai kaip žymiai vyresnė. Labai puikiai įžvalga. Ačiū tau. Tai šis darbas tikrai praturtina, tai yra tarsi tie kubitai supinti. Tai yra ta ateities siekiamybė, ties kuria dirbama, kaip didinta skaičių. Ir kaip sakei, tai yra pagrindas, tikslas. Taip. Tai ačiū tau. Dovanojame auksinį protą, toliau lavinti save ir praleisti knygą vasaros. Taip. Gerai, Patricija Žebulytė. Taip. Patricija atvyko, Einšteinas. Šis darbas pasiekė mus ketvirtadienį, ilgai keliavo. Taip. Tai Patricija, kodėl tiek svarbu Einšteiną? Taip. Aš nežinau, kai pasiūlė, pagalvoju apie fiziką, tai pirmas dalykas Einšteinas kažkaip pagalvoju. Tai visas jo formulės, Einšteinas, viskas atėjo piešinius, visas pavardės, pati fizika, man atrodo, tokia mistinė formulė. Ar stebi mokslo stubą? Kartais taip. Ne visada reikia paveisti pasiūlyti. Ačiū tau labai, mes dovanojame tau ketvirtą vietą, taip kitako. Taip, jos darbas yra šalia visatos akies, galite pasigrožėti. Ačiū ir kviečiam į ekskursijas. Taip, Tadeuš Žukovski, Vilniaus rajonas. Taip, kažkur čia kalba visi kvantinės fizikos mokslininkai, kur tavo darbas ir taip. Taip, savo darbo autorius prie kūrinio, visi keturi, tai kas jie tokia ir kodėl? Čia Izakas Newtonas, Maksas Plankas, Ernestas Ruzveltas ir Albertas Einšteinas. Energijos kvantas ir kelintokas esi? 10. Taip?
Gerai, tai įteikiam diplomą nuo direktoriaus ir mokslo saugos pulkelį. Ačiū tau labai, sėkmės kūryboje. Gerai, ar yra Elinga Daugiavavičiūtė? Taip, tai čia mokytoja ateina. Elingai iš mūsų kaip trečia vieta, Elinga tapo laureatė apie šią kvantinę fiziką ir iš tikrųjų čia turėtų eiti didelę padėką, nes tai yra viena aktyviausių mokyklų, taip, jūs konkuravot su Kauno specialiąja mokykla, bet čia Jonava, Jeronimo Ralio gimnazija ir šiandien čia pas mus atvyko labai daug mokinių iš tos mokyklos. Tai keletą žodžių, kad kaip sužinojote apie konkursą ir ar padėjot mokiniams ruoštis? Taigi, labą dieną visiems. Apie konkursą sužinojau tai iš kolegų. Tai buvo begalinis iššūkis dalyvauti, kadangi aš pati su fizika nieko bendro neturiu, nes esu dailės mokytoja. Bet tiesiog naudodamasi progą ir jų pagalbą rinkau informaciją, tikrai 2 savaitės skaičiau, kas tai yra ta kvantinė fizika, kad būtent vaikams paaiškinčiau, ką jie turėtų perteikti, kaip tai turėtų pavaizduoti, nes kai kurie supranta, kai kurie tiesiog nori jau gato atsakymą. Žodžiu, mes dalyvavom visos antros klasės, pas mus yra 5 antros klasės, tai tikrai darbų buvo daug, aišku, buvo, kad ir neatnešė, bet labai džiaugiuosi, kad būtent šiuose rūmuose yra eksponuojama netgi 5 mūsų mokyklos darbai. Ačiū vaikams, bet gaila, kad jie šiandien su mumis neatvyko. Taip, tai mokytoja Lina Smailytė iš Jonavos ir kalbant apie darbus, čia už manęs yra irgi kvazaras, puikus darbas iš Jeronimo Ralio gimnazijos. Aš matau patį darbą ir aš žinau autorių. Čia yra tas paveikslas, autorius Zigmantas, taip, labai kviečiu, antra vieta, nors konkuravo su pirmąja iki tiek pat taškų. Taip, kviečiu. Tai tikriausiai pats stipriausias mūsų parodos dalyvis, kuris atsiuntęs paveikslą kvestionavo, kiek daug jame fizikos yra. Taip, tai iš tikrųjų radome jos nemažai, Andrė, taip. Tai papasakok, kaip sužinojo apie konkursą, kaip kilo sumanymas, kodėl būtent tai ir kaip ten atsirado daly. Na, sveiki. Dalytai šiaip yra mano didysis įkvėpėjas, aš visą laiką seku jo pėdsakais pėdomis, specialiai konkursui nesiruošiau. Paveikslas buvo nukabintas nuo sienos, sužinojus apie konkursą. Jisai kabo mano namuose, nes visas mano gyvenimas yra toksai, sakykime, gal drastymasis tarp 2 sričių, tai yra tikslieji mokslai ir menai. Tai, na, ir tam paveikslas taip atsirado. Šiaip jis labai asmeniškas. Yra, kodėl vadinasi berniukas su Aitvaru, kad tas erdvėlaivis, palydovas, tai, jisai turi tokią uodegytę, Aitvarui būdingą. Berniukas irgi ten pamatysit, berniukas yra mano sūnus, iš tiesų. Ir netgi laikrodis rodo sūnus gimimo datą. Atsiprašau, ne datą, o laiką. Tai, daug labai asmeniškų dalykų sudėti viskas į vieną paveikslą. Kaip dažniausiai taip ir darydavo, visi yra išgyvenimai, sapnai, fantazijos, viskas skrisdavo į tai. Jeigu, tarkim, apsilankai kažkur, kuris ir gyvendavo daly, tai labai pasirodo viskas labai žemiškai jo darbuose. Ir maniškis toks. Tai yra įspūdinga ir kadangi mes dabar išsiaiškiname, kas yra tas berniukas su Aitvaru, tai mes tam berniukui perdodam puodelį, stebėtų mokslo veiklos epizodus ir atvyktų čia pas mus į Fizinės technologijos mokslo centrą. Labai didelis ačiū už puikų darbą. Tai yra nuostabus kūrinys. Augustė Jomantaitė. Yra, taip? Ačiū. Kolegas perduoda. Augustė, gal tavo sesė yra? Aš tada kviečiu ir sesę Jomantaitės abidvi, tai yra šeima. Čia yra PIK konkurso čempionė, taip, didžiausia skaitmenų po kablelio įsisavimas, taip, iki šiol atsimeni visus? Labai greitai prapuola, taip. Mes labai džiaugiamės, kad būtent šeimomis dalyvauja šiame konkurse, tai sesės Jomantaitės, taip, konkurso laureatė tapo.
Dėja, tavo kategorija labai stipri konkurencija, nes dalyvių virš 120, jaunesnių mažiau, taip, prie kvantinės. Tai tiesiog, ką nupiešiai, taip, ir kaip kilo idėja? Tai nupiešiau kvantinę katę, nes kvantinę fiziką labai sunku suprasti, todėl norėjau nupiešti kažką lengviau ir kad būtų aiškiau, todėl nupiešiau katę. Tai žinai jau apie tą paradoksą, taip, apie kurį kalbėjo tavo kolegė iš Kauno, taip, trumpai gyvai atmirus. Tai Augustė Jomantaitė, kvantinė katė, ačiū tau, kad ne katinas, o katė. Taigi, mes tau dovanojame Walking Pod, taip, bioninį robotą, kaip palydovas, tarsi dirbtinis šuo ar katė namuose, kuris sekios tave iš paskos. Valdyk, džiaugtis ir domėtis fiziką. Ačiū tau. Taip, Radviliai norėčiau įteikti, taip, ne tik tais puodelį, bet ir knygą. Taip, šiuolaikinė fizika smalsiems, apie CERN-ą, apie gal paralelinį visatų mes neužčiapėme. Taip, labai įdomi interpretacija, bet tikrai džiaugiamės ir labai aktyvi moksle. Aš nežinau, ką studijuosi ar studijuoju. Odontologija. Netikėta, gal tam priskaitmės, bet visą tą meilę fizikai, ačiū tau, skleiskė ir kuo daugiau šeimos noriu įtraukti. Tai. Ačiū tau, ačiū jums. tą patį darbą, kas tai per darbas? Tai mano fizikos mokytoja paskelbė apie šitą konkursą ir jį paskatino mus piešti. Ir aš pagalvojau, ką nupiešti, galvojau gal kokį mokslininką. Tada pagalvojau, kad tikriausiai daug žmonių pieš mokslininką, tai nusprendžiau, kad man labai patinka lazeriai ir aš noriu juos nupiešti. Kokią vietą pavyko užimti? Ir užėmiau trečią vietą. Ar tikėjaisi tokį įvertinimą? Ne, iš tikrųjų, negalvojau, kad aš važiuosiu ir patikėsiu. Ar mėgsti fiziką? Taip. Ar stosi fiziką? Galvosi. Sudėtinga, bet gerai. Tai aš pasiteiksiu ir puodelį. Įdomu, mes surasim įdomų ir Greta Dimbilytė. Čia darbas yra, kiek atsimenu, dvikova pokalbis, diskusija tarp dviejų mokslininkų. Pirmoji, kuri įkompanijavo į portretą du mokslininkus. Kodėl, kaip sužinojo apie konkursą? Mano dailės mokytoja pakvietė mane į konkursą ir man atėjo idėja, kad Einšteinas ir Marija Kiuri niekada nebuvo susitikę ir norėčiau pamatyti ir kaip tai būtų ir ką jie sugalvotų ir kas iš to išeitų visai. Tai dėl to aš pavaizdavau Mariją Kiuri ir Einšteino susitikimą. Tai linijos tai fizika tokia, ką jie surado, sukūrė ir taip toliau. Matau, kad bet kokį klausimą sugebėjau atsakyti. Taip, aišku, savo laiku jie susiduria per konferenciją, nors ir trumpai. Gal Greta norėtų, kad būtų ta ilgesnis bendradarbiavimas, reliatyvumo, radioaktyvumo ir viso to. Labai puikus sumanymas, netikėtas ir gražus meninis atlikimas, matot. Talentas slypi ir tokiam paprastume, svarbiausia originali idėja, vaizduotė, apie kurią kalbėjo Einšteinas. Ar mėgsti fiziką? Galima pasakyti, kad taip mėgstu. Kokie atsakymai, kiek širdies. Gerai, tai mes įteikėm prizą. Taip. Sveikinimai, ačiū tau. Jurga Zupkaitė, kvantinis vėžlys, darbas, kuris turėtų būti kaip žaismas su šviesa, dėl savo dydžio turko pats masyviausias. Aišku, čia turėjo būti sumanymai ir su atomais, taip, bet po to į vėžlio keltą tai tas perėjo. Tai yra kažkas įdomus, aš tikiuosi iš čia matosi. Tai kviečiu Jurgą prieiti, taip.
Ir aš teiksiu Jurgai Papteką nuo Fizinės technologijos mokslų centro ir mokslo sriubos puodelį. Taip, kodėl vėžys, kodėl vadinamas vėžys, o ne mama? Aš iš tikrųjų nelabai prisimenu, nes jau senokai dariau fiziką neįpač domiuosi, aš daugiau prie meno. Bet prisimenu, kad kažkas su kvantinė mechanika pačios tos formos buvo pavadinimas kvantinis vėžys. Dabar atsiskleidė užkulisiai tavo idėjos. Ačiū tau labai, sėkmės darbuose ir daugiau fizikos gyvenime. Taip, aš dabar kviečiu prie manęs mokslininkus, tyrėjus, kurie sutiko pravesti jūs pro centrą, pro įvairias laboratorijas. Tai yra mūsų jaunasis tyrėjas ir inovacijų ekspertas Karolis Stašys. Taip. Ir taip pat fizikos mokslų daktaras Terahercų, optoelektronikos ekspertas Mindaugas Karaliūnas. Tai aš dabar prašyčiau susiskirstyti į 3 srautus, taip, nes mes visi nedirbsime laboratorijas, pasiskirstime grupelėmis ir kaip eisime, tyrinėsime centro patalpas.